Ar galima naudoti rekuperatorių be pultelio? Įvairiai. Kai kurie gamintojai turi galimybės pasijungti prie namų tinklo ir tada pultelis yra nebūtinas, kad jisai veiktų. Kai kurie gamintojai be pultelio nepasileistų įrenginiai. Kai kuriuose gamintojuose yra jau integruotas. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Zenderį jau integruota, Zenderį Q versijoje, daleiskim. Tai integruotas pultelis. Brink Player yra integruotas minimalus pultelis, bet rekomenduojamas yra dar papildomas pultelis. Komfovente pultelio integruoto nėra, jisai perkamas atskirai, bet galite valdyti ir be pultelio. Jisai tada reikalingas pajungimas prie namų tinklo ir tada jūs galite valdyti per programėlę. Sistemėlė lygiai taip pat kaip Komfovente, taip pat galite valdyti su pulteliu arba be pultelio, bet tada reikia prijungti prie namų tinklo. Tai reikėtų iš tikrųjų žiūrėti konkretų modelį, konkretų gamintoją, konkretų modelį, tam, kad žinoti, kaip jį galima valdyti, ar su pulteliu, ar be. Tai jeigu renkate šiuo metu, ar domitės, tai kreipkitės pas mumis, tai padėsiu tai išsiaiškinti.